Laidą remia Kretingos rajono savivaldybė. Jūsų dėmesiui šį kartą dar viena mūsų kelionė ir pirmoji šiame sezone taip arti pajūrio. Laidoje matysite, Kretingos miesto turtai stebinę visą Europą, stebuklingos vietos, kuriantis krašto žmonės ir amatų pradžiamokslis. Iškok pleistrų, tai jau reikėjo. Žemaitiškas verslumas, pasiūlymai atostogoms ir pajūrių kvepiančios Kretingos krašto apylinkės. Kad jau esame netoli jūros, nepraleidžiame progos ir prieš sukdami į Kretingą pasimėgaujame maudynėmis. Tiesa, Goda šilumos mėgėja į jūrą lysti neišdrįso, bet mielai sutiko pabūti palaikymo komandą krante. Vos už 11 km nuo Palangos esanti Kretinga puikiai alternatyva ieškantiems ramesnio poilsio ir ranka pasiekiamo pajūrio. Juolab, kad ir pats Kretingos miestas kupinas lankytinų objektų, stebuklingų vietų ir staigmenų. Atvykę į Kretingą pirmiausiai pasukome į muziejų, įsikūrusi buvusiuose Tiškevičių rūmuose, ten kur sugulusi turtinga miesto istorija ir kur galima sužinoti viską apie šį dėmesio vertą kraštą. Kokiegi šiai dienai ta Kretinga, kuri garsėjo dar tarybiniais laikais kaip pats švariausias ir gražiausias miestukas? Aš manau, jinai ir išliko palyginus gražus ir švarus toks pajūrio regiono miestas. Bet miestas mane kaip istoriką, tas miestas domina galbūt ne savo to gamtinio grožį, bet labiau tai istorinė praeitimi savo senovę. Ir turiu pasakyti, kad Kretinga yra viena seniausių vietovių Lietuvos pajūryje. Ir kai mes drąsiai teigiame, yra senesnė už mūsų sostinę Vilnių, kadangi yra paminėta pirmą kartą 1253 metais. O taip pat turi labai gražią legendą, kad reiškia, miestas buvo įkurtas dar anksčiau, negu kad paminėtas, reiškia. Tiksliau, Kretingos pilis buvo įkurta anksčiau, negu jinai buvo paminėta, ir kad ją įkūrė dar 2 ar 3 amžiuje, kai prasidėjo tautų kraustymosi laikotarpis, nuo Skandinavijos atvykęs gotų karalius Armonas, kuris šičia pasistatė savo tvirtovę, pilį ir pavadino ją savo giminės vardu Grutinga. Ir nuo to laiko tokia eina tradicija, kad Kretinga turi gotiškas senas šaknis. Toks nuostabus ansamblis ir prie jo toks prilypęs pastatas. Čia greičiausiai tarybiniais laikais buvo technikumas. Taip, čia praktiškai yra sovietinio laikotarpio palikimas, kai istorinius architektūrinius objektus nebūdavo pilnai atsižvelgiama, statant šalia jų naujus pastatus, ypač jeigu buvo reikalingi švietimo reikmėms, panašiai, žodžiu. Ir būtent apie praeito šimtmečio 70-metyje prie buvusio dvaro rūmo buvo pristatytas mokomasis korpusas ir buvo pastatyti 2 bendrabučiai. Tie bendrabučiai praktiškai stovi buvusio Tiškevičiaus parko vietoje. Tai buvo parko gėlynai su fontanais. Ir dabar jų vietoje irgi stovi bendrabučiai. Dvaro sodyba šioje vietoje pradėjo kurtis dar 16 amžiuje ir per keletą šimtmečių priklausė daugeliui iškilių šeimininkų. Dvarą nusipirkus grafui Juozapui Tiškevičiui į Kretingą atėjo tikriausias renesansas. Grafas ne tik rekonstravo ir išpuoselėjo rūmus, įrengė didžiausią tuo metu vakarų Europoje privatų žiemos sodą, bet ir atidarė pirmą Lietuvoje hidroelektrinę, o su kunigaikščiu Bogdanu Oginskiu nutiesė pirmą Lietuvoje telefono liniją Kretinga-Plungė-Rietavas. Ko norėtumėt, kad kas būtų šitoje aikštėje? Šitoje aikštėje? Taip. Šitoje aikštėje tai turėtų būti tai, kas yra dabar. Tai yra, turi likti parko parteris. Norėtųsi taip pat atkurti bent jau išlikusioje parko dalyje gėlynus, kad žmonės atvykę į Kretingos dvarą pamatytų ne tik tai pačius rūmus ir dalį išlikusios parko dalies esančios prieš parterį, bet norėtųsi atkurti ir čia buvusius gėlynus ir buvusius fontanus, renovuoti pačias alėjas. Žodžiu, darbų čia yra daug.
Šiandien istorinėje Tiškevičių rūmų erdvėje, kur išlikę net 24 paminkliniai pastatai, formuojamas modernus Kretingos muziejus, atspindintis turtingą šio krašto istoriją ir tapęs patrauklių kultūros bei turizmo centru. Naujausios archeologijos ir etnografijos ekspozicijos muziejuje stebina unikaliais radiniais, numizmatikos lobiais, sena medinė skulptūra ir tapyba. Muziejuje rengiamos ir išskirtinės parodos. Sukome į rausvąją muzikos salę, kur Goda gėrėsi įspūdingų Tiškevičių šeimos palikimu, klausosi pasakojimų apie turtingą dvaro istoriją ir kultūrą, o netrukus žengė ir į atogražų klimato juostą. Tai mes įžengėm į nuostabę augalų oazę, taip? Taip, be abejo. Ir tai byloja, kad grafas Juozapas Tiškevičius buvo neeilinė asmenybė. Vis dėlto reikėjo turėti tokių įžvalgų, tokių meninių gebėjimų, tiek fantazijų. Tai gal jis buvo susijęs su floristika kokia? Jis buvo gamtos mylėtojas, muzikos mylėtojas, grožio mylėtojas. O kai žmogus jaučia harmoniją savo dvasiai, be abejo ir sukuria štai tokius stebuklus. Bet žinokit, čia iš tikrųjų jaučiasi harmonija. Be abejo, ir mūsų žiemos sodas tai yra mūsų aukso gysla, muziejaus aukso gysla, noriu pasakyti, nes jį labai lanko lankytojai. Bet jūsų sodė, matau, yra, ne tik sodas, bet ir kavinė, restoranas, žmonės gali atsisėsti, atsigert kavos, suvalgyti kokį pyragaitį. Grafas Juozapas Tiškevičius buvo bohemos žmogus, kaip aš minėjau. Ir po medžioklės medžiotojai susirinkdavo, jo svečiai garbingi iš Prūsijos, Lenkijos, susirinkdavo šitoj erdvėj žiemos sodo ir vykdavo labai gražios puotos. Įsivaizduojat, grodavo pučiamųjų orkestras, fazanai ant stalo, antis, vynas ir taip toliau. Puotos žiemos sode rengiamos ir šiandien, o muzikos mylėtojai gausiai renkasi į čia vykstančius koncertus arba tiesiog užsuka pasigėrėti gausia retų augalų kolekcija ir gyvuoju kampeliu. Pasivaikščiojus po rūmų erdves prie šilto pokalbio prisijungiu ir aš. Visus augalus čia pažįstate ar visur pati dar nepeinate? Yra specialistų komanda, bet pačius vertingiausius. Tuos, kurie reikalingi yra šeimininkėms virtuviai, šitos pažįstu. Lauro medį, arba kaip žemaičiai vadina babkos lapai. Jie labai tinka įdėti bulvienę. Yra šitie prieskoniai. Čia auga? Taip, čia auga. Man tik klausimas toks įdomus vienas iškilo dabar. Kai žmonės čia ateina, ar jiems nekyla noras nuskabytą vieną lapelį ar daigelį parsinešti? Visko būna, bet žinot, genėjimas irgi labai reikalingas. Augalai geriau auga. Žemaičiai draugiški, jie tas gėrio sėklas nori, kad kiekvienam name, kiekvienam butelėje ir prie kiekvieno namo būtų nors dalelė Kretingos nepaprasto grožio. Taip, jūs teisus. Trumpam dar užsukome ir į atnaujintą vandens malūno pastatą. Čia veikia atvira etnografinė ekspozicija pavadinta Saulės ratu, o buvusiame dvaro šiltnamėje įrengtas tradicinių amatų centras, siūlantis įdomų ir turtingą laisvalaikį. Veikia ne dvaro saldaininė, bet šias gėrybės paliekame vaikams, o mes skubame tolyn. Vykstame į svečius pas žinomus Kretingos tautodailininkus. Daugiau nei 100 metų kuriantis liaudies meistras Adolfas Viluckis namuose Kretingoje įsirengęs ne tik dirbtuves, bet ir muziejų. Į mūsų draugiją atskubėjo ir Adolfo kaiminystėje gyvenantis skulptorius Raimundas Puškorius, tėvo pėdomis minantis ir senas krašto drožybos tradicijas tęsiantis. Šmaikštumo nestokojančių žemaičių draugijoje įsisukusiai Godai laikas neprailgo. Klausėt, sako, kodėl medis? Kad aš neturėjau pasirinkimų. Pasirinkimų? Neturėjau. Tai jums taip atėjo, pakišo medžio gabalą ir sako, drožkit. Todėl, kad nuo amžių aš kaip gimiau, taip aš mačiau tėvelį drožiant. Kaltai medis, o tai čia reikia pasirinkti. Tai čia jau iš kartos į kartą? Taip, man tėvelis toks jau gan pakankamai garsų žmogelis buvo, Vanisėts Puškoris, tai va. Tai aš irgi dažnai pagalvojęs, kaip ten būt buvęs, jei nebūt buvęs, sakykime, tėvelis ir jis buvo savamokslis, bet mokėjai dirbti. Jūs drožėt, ar ne? Ir jūs drožėt. Tai jūsų tie stiliai skiriasi ar panašus? Manyčiau, kad skiriasi. Na, o tie stiliai turi kažkokius taip pavadinimus? Ar...
Ne, mes pats tokių nesuprantam. Kas išėjęs? Ne, aš bandau, o čia visai kitoks jie. O čia galima paimti? Galima imti, nes stikliniai, ne. Nemolinė. Ir kokia čia tema? Šitame su asočiais tokia. Bet čia jau tikra tokia lietuvaitė, ką? Nu, tai pilni asočiai, pilnus. Pilni asočiai pieno. Taip. Visi keturi. Gražu. Koks čia grožis. Čia užgavėnių kaukės. Žemaitiška tarp lečynų. Čia tos 3 kaukės buvo. Lečynas. Lečynas, teisinga. Tos kaukės buvo dirbams, kada vyko pirmą ataką Ukrainos. Rytų. Oplia. Ir tokius kaukės aš visad linksmus daro, bet tos niekad neišėjo linksmas. O kodėl jūs linksmas nori daryti kaukės? Aš nenoriu, bet čia gal aš. Šitą linksmą. Šitą linksmą, tikrai. Bet čia kaip įdomu, žiūrėkit, pas jūs ir saulė, ir kas čia mėnulis turbūt, ne? Bet čia... Bet tikrai kaip gerai atrodo. Kaukių drožinėjimo tradicija Lietuvoje daug kur išnyko, gyvesnė liko tik Žemaitijoje. Na, o dabar drožimo pradžiamokslis. Aš žiūriu tas statulėlės ir noriu paprašyti, gal būtų galima, kažkaip padrožti ir man truputį lazdą kokią ar medžio gabaliuką. Prašom, peiliuk mažiausiai. Čia tai peilis. Čia pasirinkimo. Duntelis tai čia bus. Pasirinkimo, Katra. Čia minkštesnė, čia kietesnė. Aš minkštesnė. Ne, kietesnė. Gal nuo kietesnės. Čia daugiau vietos, kur galima. Gerai, tai jūs dabar man sakykit, kaip čia ką daryti. Aš nežinau, čia gal man atsisėsti reikia. Atsisėsti, patogiau bus. Nu, aš dabar sunkiai pamokyti. Čia minutos veidsidėjo apačvažiau, čia bus prieš plauką. Į save. Į save. Aha. Labai stipriai, kadangi medis kietoks, labai daug. Čia žuvės ausis. O čia koks medis? Čia irgi uosis, čia jūs žuvės uosis, taip, kad čia taip jau papuolė. Jeigu būtumėm liepą atrodę, būtų linksmiau buvę. Nu, čia ir karklas, čia minkštas. Gerai, pabandysiu karklą, nes čia žinokit. Tos galus, kai į save drožt, galite atvaryti. Jo, bet čia tik tai tų... Įsiremti pirštelį, įsiremti. Bet čia jau labai stipriai nebus savarimą, ne? Va, iškart kitas reikalas. Kitas reikalas. Leipai dar minkštesnė. Eikti savo. Šitą tai tikrai galima. Aš, man atrodo, per daug giliai dabar jau. Pleistrą, tai jau reikia. Pleistrą. Jūs jau čia iš patirties kalbat? Nu taip, jau pat pykštis bus kiauras. Aš kaltų nesiūlau pirmam kartą. Ne. O, matė? Jau vėl linksmė. Gal aš irgi pereisiu? Nu, maža ką. A čia pas jūs galima užsirašyti? Į eilę. Į eilę. Ai, čia pas jūs jau eilės yra lygiai? Tu klausyk, čia dar paprastai taip nepateksi. Panašu, kad drožyba Godai visai prie širdies. Raimundo Puškoriaus dirbtuvėje jį panoro išbandyti ir kitokį įrankį. Praturtėjome dar vieną vertingą pažintimi ir šio to išmokome. Kretingos miestą trumpam paliekame ir sukame į rajoną. Stabtelėme gražiame Kartenos miestelėje, į kurį kilpomis vingiuojantį miniją vasarą atplukdo būrius vandens turizmo mėgėjų. Čia pats tūkstantis Kartenos piliakalnis, patogi vieta įvertinti apylinkių grožį ir galimybė mintimis nusikelti į laikus, kai čia stovėjo menama Kuršių pilis. Na, o pažinti su Salantų regioninio parko įdomybėmis galima pratęsti keliaujant toliau nuorodomis pažymėtais apžvalgos takais. Dar sužinojome, kad šalia Kartenos esančiame Gintarų kaime yra piliakalnis dvarvietė, Vyšnių kalnų vadinama, o netoliese visai neseniai pastatytas ir Vyšnių dvaras. Improvizuodami Žemaitijos medinių dvarų tema, karteniškiai sodybos šeimininkai taip įprasmino gimtųjų vietų legendas. Gintai, štai šita vieta vadinama Vyšnių dvaru. Kodėl būtent Vyšnių? Vyšnių dvaras todėl, kad visiškai šalia yra Kartenos piliakalnis, kuriame buvo senoji Kartena ir manoma, kad kažkur 16 amžiai čia buvo medinis dvarelis, po to švedų karo metu greičiausiai sudegintas. Na, jo savininkas, šeimininkas labai mėgo vyšnes, turėjo gražią dukrą, apie dukrą yra daug legendų. Tai šeimininkas mėgo vyšnes ar dukra?
Matyti, jie visi mėgo vyšnes, bet šeimininkas jų užvežė, pasodino ir po to, kai jau dvaro neliko, vietiniai gyventojai dar ilgai matė gražiai žydinčias vyšnes ant šito kalno, todėl jį pavadino Vyšnių kalnu. Taip kad ir dabar vietiniai gyventojai tą tiesiog kalną vadina Vyšnių kalnu. Gintautas sodybos iniciatorius, o žmona Jolanta nepakeičiamas pagalbininkas šią idėją įgyvendinant. Verslas Gintautui irgi ne naujiena. Kartenoje veikia jo įkurta didžiausia Lietuvoje žvakių gamybos įmonė. Na, o kitai daliai Lietuvos Gintautas Igaris žinomas kaip motokrosininkas, mūsų šalies vardą garsinęs Dakaro ralyje. Klausimas, kam jums šito reikia? Dėl ko tai? Mažai veiklos matyti turim. Ne, manau, pagrindas tai dėl dušios. Iš tikrųjų atvažiuoji ir va, čia yra gerai, o iš tikrųjų čia paskaičiuoti net ir pačiam ir kiti gali labai lengvai, ką čia reikia generuoti, kad čia būtų labai rentabilus tas verslas. Be abejo, pasinaudojame ES lėšom, bet tas intensyvumas gaunas gana nedidelis, bet tikrai kažką galima buvo padaryti ir infrastruktūrą sutvarkyti, o šiaip visumoje tai nors dar pažiūrėsim, iš tikrųjų, kai dedi dušę, dažnai būna, kad žmogus kitas ją ir pajaučia. Ir tada tuos pinigėlius galbūt išleis irgi su malonumu čionais, nes iš tikrųjų dar ir misija šito statinio gali būti toksai kaip ir, sakykime, atkūrimas. Ne tik atkūrimas iš išorės, sakysim, eksterjero, ten tūrių, pačių pastatų, bet atkūrimas ir širdį gali būti. Mes nebemokam švęsti, o jau atėjus turim tokią idėja, kad ta aplinka, vidus žmogų kažkiek tai, pakilės, jisai norės pasijausti bajorų ir galbūt švęs kitaip. Vyšnių dvaras jau atviras lankytojams, o mes tikimės, kad svetingi sodybos šeimininkai Vyšnių kalno garbei užveis ir nuostabų vyšnių sodą. Taip žadindami vaizduotę jau beveik sutemus pasiekėme ir poilsio vietą, naujai besikuriančiame komplekse Žibininkų kaime. Rytmetį atostogų parkas nušvito visomis gamtos spalvomis ir nejučia pakvipo tikromis atostogomis. Verta pasižvalgyti atidžiau. Šitos vietovės filosofija yra tokia, tai yra pabėgimas nuo kasdienybės. Tai yra žmogaus atėjimas į gamtą. Čia besirūpinantiems savimi, savo sveikata, gyvensena. Pirmas dalykas yra aktuali mums žmogaus yra sveikata. Pradedant mitybą ir baigiant procedūromis. Šiuo metu mes dabar dirbame kaip viešbutis, kaip restoranas ir ne už kalnų, sekančio mėnesio pabaigoje žadame startuoti su mūsų pagrindinė idėja. Kokios dar tos idėjos sudedamosios dalys? Pradedant maistu ir baigiant procedūromis. Kadangi mes turime ir esam turtingi natūraliais ištekliais, pavyzdžiui, geoterminė vandenį, geoterminė druska, sapropelių. Visos šitos natūralios medžiagos bus naudojamas mūsų būsimajame centre Natūra Termos Spa. Na, o Goda tuo tarpu laiką smagiai leido atrastame amatų kiemelyje. Gana ankstyvas rytmetis, bet kai kurie amatininkai jau atvėrė duris. Čia galima pamaišyti, ar jau... Čia gal pakaštavuoti. Pakaštavuoti? Pirmiausia, reikia paustyti. Paustyti? Paskiau pakaštavuoti. Bet kvepčia toks keistas kvapas. Skani rūgštelė. Tai dabar jau čia... Kaštavuokė. Neskubėkit. Jo, jeigu juntat, koks tas skonis. Čia man kaip miltai, bet su rūgštele. Nu, vat su rūgi, čia jau pusantros paros rūgosi. Pusantros paros? Taip, turiu omeny užplikytą. Pusantros paros rūgosi ir šįryt suminkyta jau rūgus 4 dienas. Paveizėsim, kaip tą daunelį jau mūsų čia kepturiam apveizėti. Laba pėčių darinėti negero. Bet paveizėti turim, va, jau... Ten antelė, ar man taip atrodo, čia antelės? Teisinga jums atrodo. Ilga nerodys, kad neužšaltų pėčių. Gerai. Kai iškeps, pamatysit visko, dabar paveizėm. Svarbiausia, kad nuodeg, viskas gero. Užsiriedom jošką gero užsistumam, kad neišgarautų karštis.
Nu ir lauksim. Kol kepa žemaitišką duonelę, žvilgtersime į odos namus. Kažką darot labai įdomiai, tai net pasimečiau. Darom raktinę. Finišė tai toks daiktas gausis. Raktinė. O, pirmą kartą matau tokią raktinę. O tai kaip čia tie raktai? Čia viduje, čia viskas paslėpta. Pas mus atvažiavę galėsit išbandyti patys, nusiūti siūlę, išornamentuoti ir ją išsinešti. Patys? Taip. Tai aš čia atvažiavusi, galiu pasimti odos gabalą. Taip, paruošim ruošinius ir jūs galėsit savo pasigaminti raktinę pagal savo skonį. Ir aš galėsiu išsiuvinėti ir savo vardą, jeigu aš norėsiu, ir ką norėsiu. Taip. Padarysim įspaudą. Tai jūs iškala, taip? Pirmieji žingsniai ne visai savarankiški, bet rezultatas puikus. Va. Pirmas mano darbas. Mano vardas ant odos. Na ir dar vienas smagus iššūkis – molio sutramdymas. Kažkodėl man primena visą tai vaikystę. Dar gilinam duobę. Truputį dar pagilinam. Ir dabar tos duobės dugne tempia molį arba į šonus, arba nuo savęs. Tiesiog taip? Horizontaliai duobės dugne tempia molį į šonus. Bet koks geras jausmas. Na, parvešiu. Braškiam. Susidėt. Sukelkim. Jau mažiau apsukų. Nebegazuokim tiek, kad tegulėtėja. Nuo šiandien aš esu naujoji keramikė. Sulaukėme duonelės ir nešini lauktuvėmis atsisveikiname su atostogų parku. Tiesa, neilgam. Čia būtinai sugrįšime ilgesniai viešnagiai. Vėl grįžtame į Kretingos miestą ir sukame prie labiausiai matomo Kretingoje katalikų bažnyčios ir pranciškonų vienuolyno komplekso. Šis miestas dažnai vadinamas mažuoju Lietuvos Vatikanu, mat čia veikia net 5 vienuolynai. Stabtelėjus prie bažnyčios, pirmiausiai dėmesį atkreipėme į aukų užrašą kitoje gatvės pusėje ir netrukus jau žengėme į arbatinę knygyną pavadinimu Špitolė, kuris pasirodo ne šiaip sugalvotas pavadinimas, bet reikšmę turintis tikslinis žodis. Kaip kvepia pas jūs? Labai skaniai taip kvepiam. Čia tik arbatinė ir biblioteka. Ir ne tik biblioteka, žiūrėk, Sauliau, čia yra ir prieskonių dar, ir saldainių. Čia kaip knygynas visas? Knygynas, arbatinė. O kodėl vadinasi Špitolė? Čia iš senų laikų šitas pavadinimas yra išlikęs. Senais laikais būdavo prie bažnyčios špitolė. Tokia užeiga, kur žmonės po mišių užeidavo atsigerti arbatos ir tiesiog tokie, kurie neturėdavo iš ko atsigerti, jos pavaišindavo. Mes viršui turim vienuolyną, kur seserys meldžiasi už kiekvieną, kuris ateina čia, laimina juos ir meldžiasi. Dėkoja Dievui už kiekvieną ateinantį žmogų čia. Čia tikrai tai viršui va čia šventas kraštas. Virš mūsų. Tai čia atėjai ir už tave maldą dar sukalba. Dar už tave maldą sukalba, taip. Greitai supratome, kad Špitolė toli gražu ne tik arbatinė ir knygynas. Tai vieta, kur galima įsirinkti ir suvenyrą, knygą, dovanėlę ar dar kokią nors smulkmeną. O kretingiškiams tai reikšminga susitikimų ir bendravimo vieta. Čia rengiami net poezijos ir muzikos vakarai. Štai taip maloniai nustebinti grįžtame į suplanuoto maršruto vėžes ir žengėme į bažnyčios ir vienuolyno kompleksą, kuriuos, kurdamas Kretingos miestą, pastatė grafas Jonas Karolis Chodkevičius. Paminklas jam puošia miesto aikštę, o erdvę šalia bažnyčios garbingai užima patraukliai iliustruotas atminimas kunigui pranciškonui Jurgiui Liudvikui Pabrėžai. Taigi, tai tariant, jūs be galo atviri visuomeniai, dauguma yra pripratę stereotipais, kad kunigas toksai uždaras. Su kapišonu ant galvos. Taip, neužsidėti. Iš tikrųjų, čia stereotipai yra, aš tai siūlyčiau visą laiką susipažinti, geriausiai yra. Nes tas uždarums, aišku, žiūrėkit, paimkim paprastą žmogų. Vien žmogus yra uždaras, kitas yra atviras. Su vienuoliais irgi gali būti panašiai, arba su kunigais, ne? Na, o kaip Kretingoje žmonės priima vienuolį? Aš žinot, kaip galiu pasakyti, ar aš išeisiu su abitu ar be abito į miestą, aš žinau, kad mane vis tiek pažįsta. Yra labai paprasta. Į Kretingą pranciškonai sugrįžo 1989 metais. Lietuvoje iki 1863 metų sukilimo veikė 39 Švento Kazimiero provincijos vienuolynai, šiandien jų tėra 6.
O ką atstovauja skirtingų kongregacijų vienuolynai, humoro jausmo nestokojantis dvasininkas mums irgi paaiškino. Pavyzdžiui, sako, žinot, kur jėzuitai ved svečius pirmiausia? Kur? Į gimnazijas, į mokyklas, nes jie švietimą atstovauna, ne jie švietėjai, dominikonai kur veda, žinot. Į biblioteką, nes jiems svarbu yra būti gerais pamokslininkais mokintis. Palendriuose buvote, ne? Kur jie ved pirmiausia? Biblioteka? Į biblioteką veda? Ne į bažnyčią? Jie dažniausiai bažnyčiai, koplyčiai, nes pagrindai yra malda. O pranciškonai kur veda? į refektorių. Į balį iš karto. Užsukome ir į vienuolyno patalpose esančią Kretingos labdaros valgyklą, iki šiol tebeveikiančią tik dėka nenuilstančios ilgametės valgyklos šeimininkės. Kiek žmonių ateina kiekvieną dieną? 80 kiekvieną dieną. Valgo čia? Taip, iš viso yra 150, kuriems išvežame į namus dar, kurie turi su vaikučiais į kaimę ir toliau kur nors, vienu žodžiu, nes į Klaipėdą ir į Palangą, kur žinome vienuolynai, kad tik sutaupom išvežam ten. O kiek čia metų jau yra ta valgykla? Kad vienuolynas parėjo ir iš karto. Nuo 89 metų? Taip. Tai čia vienuolių iniciatyva ta? Čia vienuolynas ir įsteigė. O kiek jau metų, jeigu ne paslaptis? Man pačiai? Aha. Daug? 90 keliauju. 90. Ja. Oho. Ir kiekvieną dieną čia darbuojas. Palinkėję sėkmės ir sveikatos, pasukome į bažnyčią, aplenkėme dirbančius restauratorius ir pasukome į mums gana keistą koplyčią. O kas čia, ta ypatinga vieta? Čia mes vadinam kankinių koplyčią. Jinai nėra labai sena, bet jūs matot pranciškonus kankinius. Ir mes čia vakarais, kiekvieną vakarą meldžiamės valandų liturgiją ir pakviesti yra visi, kas nori. Nėra vien tik vienuoliam, kad ateina parapiečiai ir ypatingai pasauliečiai pranciškonai. Tie, kurie yra pranciškonai, bet gyvenantis pasaulyje, o ne vienuolyne. Na ir pagaliau leidžiamės į požemius, kur palaidoti fundatorių Chatkevičių artimieji, o netoli yra ir kankinių kripta. Mat šiuose požemiuose buvo rasti užmūryti 120 žmonių palaikai. Manoma, jog tai karų su švedais palikimas. Čia yra ta patalpa, kur buvo užmūryti ir buvo rasta daug kūnų ir kaukolės sudėjo altorių pagal tokią seną krikščionišką tradiciją, kad krikščionys švęsdavo šventas mišias ant kankinių kapų. Nors tie nėra paskelbti oficialiai šventaisiais, bet mes laikom kaip savo kankiniais, savo šventaisiais, mūsų užtarėjais iš dangaus. Ir vat jie yra altorius ir tą altorių, ir kur yra kankinių koplyčių, ir Kryžių kalno vienuolyno altorių, Bernardino bažnyčios altorių darė lietuvis menininkas Rimantas Sakalauskas. Tai čia mes šitoj patalpoj, kur buvo jau užmūryti, taip? Taip. Ir kelintais metais juos rado? Neklauskit. Nežinau, aš tikrai. Aš tų datų nelabai tiksliai. Aš pats atsimenu dar tą vaizdą, kai čia buvo betvarkės, smėlis, buvo kaulai. Čia sutvarkyta yra labai neseniai. O aš vienuolyną įstojau 2001 metais. Kodėl? Tai dar čia buvo. Kodėl? Kodėl įstojau? Iš tikrųjų ilga istorija yra, kodėl. Nes ieškai gyvenime, kaip labiau mylėti Dievą, kaip labiau tarnauti žmonėms, kaip gerą daryti ir atrandi tą kelią. O istorija tai labai ilga iš tikrųjų. Todėl ir esate čia. Po tikrai įdomios ekskursijos iš požemių dar pakilome į bažnyčios varpinę, pasigrožėti miesto panorama. Trumpam užsukome ir į netoliese esančią Lurdo grotą, pastatytą pagal Prancūzijos Lurdo grotos pavyzdį. O netrukus jau šnekučiavomės su miesto šeimininku. Kokia Kretinga yra šiai dienai ir šiam amžiuje, šiam laikmetį? Aš manau, kad Kretinga, kaip ir visi Lietuvos miestai, tam tikrą prasme, yra ir jauna, ir pagyvenusi. Negaliu sakyti, kad jaunimas visas iš Kretingos išvyksta. Jo lieka čia ir lieka ganėtinai gabaus jaunimo, siekiančio gyvenimą kažko tai. Na, o žiūrint toliau į ateitį, kokią turit viziją, kokius planus galbūt, nežinau, savo mieste Kretingoje? Be abejo, aš norėčiau matyti Kretingą, kad jinai būtų patraukli jauniems žmonėms, baigusiems mokslus, ar Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje, sugrįžti čia ir rasti savo darbo vietą, kad jie galėtų realizuoti tas žinias ir gebėjimus, kuriuos įgyja, ir kad čia galėtų kurti savo verslą,
kad galėtų kurti pridėtinę vertę ir gimdyti vaikus ir kad miestas klestėtų ir augtų. Bet mes nedejuotumėm dėl mažėjančių gyventojų skaičiaus. Tai būtų tokia perspektyva, ką aš galvoju, kad tai įmanoma padaryti. Be abejo, valdžia, mes kaip valdžia, kiek pajėgus privalom sudaryti visiems gyventojams, tiek jauniem, tiek pagyvenusiems tas sąlygas, kad jie čia galėtų save realizuoti ir rasti vietos, kur realizuoti. Merui palinkime sėkmės, kuriant krašto gerovę, o mes tęsdami verslumo temą keletą teisingų pavyzdžių irgi pateiksime čia pat sutiktų Kretingoje pirmoji mūsų aplankyta įmonė uždaroji akcinė bendrovė Medis. Ką nupaišiu, ką mes darom? Tai tik baldus? Baldus, interjero detalės. O ką dar esat padarę? Nu ką iš tokio arkliuko esam padarę? Restauravę mašiną 18 metų elektromobilį. Kosminį laivą esam padarę. Kažkur apie 15 Bergenė, Norvegijoje barų, kavinių, viešbučių. Bet tai automobilis tas medinis važiuojantis? Ne, automobilis važiuojantis, veikiantis ir važiuoja, atvažiuos į jūrą šventę, pamatysite tą automobilį važiuojantį. Traukinuką esam darę vaikams su Čili picoje Latvijoje. Tai kad traukiniuks, aišku, su ratais, su lingėm, viskas padaryti. Aišku, vaikai ten atein žaisti. O taip, aišku, viešbučiai, kavinės, barai, dudalus tie projektai, daug esame gyvendinti. Jeigu aš norėčiau medinio automobilio, tai man reikėtų tiesiog užsisakyti. Jokių problemų. Goda, kosminio laivo šito krašto neįmanoma per 2 dienas aplankyti. Tai kosminį laivą, tą, kad raskristų realiai. Tikrai nenustebome, pamatę nepriekaištingą kokybę ir šios įmonės galimybės. Antrasis pavyzdys įmonė Varkojis ir Ko. Kitoks nei pirmosios medienos gaminių asortimentas, bet įmonė nemažiau socialiai atsakinga ir sveikų vadovo požiūrių į verslą apdovanota. Keliaujam po Kretingos kraštą ir tiesiog stebimės, kad ne tik turtingas kraštas etnokultūra, paveldo objektais, bet jūs ir pramonę vystote. Senai? Da jau senokai. Man bent atrodo senokai, bet 20 metų, daugiau jau bus. 20 metų? Jo. Dar ieškote, kuriate? Nu, tai kuriam, galbūt, žinot, čia kaip tas pasakyti, ta kūryba tokia, jinai visą laiką būtina jinai, bet to tu sustotum, bet va tas kodėl tu turi kurti, o čia jau atsiranda, sakykime, tokius ir problemas, ar žinai, ar tu abliuoji su rankom ir kuri kažkokį vienetinį, ar tu ten visgi įsukts to viso pasaulio globalizacijos, kuri iš tikrųjų, nu, ne prie širdies. Tai yra, nu, nei daiktas, nei reiškinys, tai kažkoks mišrainė. Nu, kaip sako, vestuvės be baltos mišrainės, ne vestuvės, tai tikriausiai šių laikų ir ta pasaulis be globalizacijos kažkokia košė. Užsukome ir į bendrovę Terekas, pirmoji pasaulyje kompanija gaminanti ne tik PET tarą, bet ir PET taros formavimo įrenginius. Pastarasis net ir mus privertė nustebti. Tai skirtas butelių gamybai. Ir ko jis yra įdomus, jūs visi turbūt žinot, kiek lengvojų mašinų detalių. Ir jeigu nežinot, pasakau, lengvojų mašinų detalių ir 4000. Šitam įrengimui ir 11 000. Tai galite sulyginti detalių skaičių. Tas visas detalės mes patys pagaminam. Palaukit, tai norit pasakyti, kad šitą visą aparatą pagaminote patys? Taip, čia Kretingoje ne. Sukūrėt? Taip. Sukūrėm ir pagaminom ir privertėm jį nedirbti. Įsivaizduojat, jisai gamina butelis. Tai kiek čia tokių gabių protų inžinierių kūrė ties šitokią techniką? Čia pas mus Kretingoje darbuoja 125 žmonės. Tai iš jų inžinierių yra apie 22 kokius. Konstruktoriai yra 6, dizaineriai 2, nu ir taip toliau. Bet pas jūs turbūt nemažai jaunimo? Jaunimas iš tikrųjų metalo apdirbimai prie šitos įrangos dirba, vidurkis amžiaus yra 28 metų. O tai kaip išlaiko tą jaunimą, kad neišbėgiotų galiausiai čia, na, perspektyva, ateitis? Vienas dalykas, jaunimui patinka tokius daiktus kurt, nes jisai, nu, patikėk, tai ir man gražus, vadinasi, ir galbūt ir kitiems gražus, bet aš tikiuosi, kad gražus. Kitas dalykas, nu, stengiamės ir
Kai kam ir padedam į namą pasistatyti, kai kam padedam sukurti tokias sąlygas, kad nenorėtų išvažiuoti į tos užsienius. Praktiškai visiems stengiamės padėti, kad būtų sąlygos tokios, kad liktų Lietuvoje pas mus, o ne kažkokiuose Airijose, ten tokius neįdomius darbus dirbti. Tereko technologiniai sprendimai keliauja po visą pasaulį ir tai visai nenuostabu įmonėje didelį dėmesį skiriančiai savo personalui. Grįžtame į Kretingos kraštą, sukdami Salantų kryptimi pakeliui stabtelėme kaimo turizmo sodyboje Vienkiemis. Vaizdingoje ir erdvėje teritorijoje įsikūręs poilsio ir pramogų kompleksas išaugo iš nedidelio viešbutuko. Dabar sodyboje yra viskas, ko gali prireikti įvairių poreikių poilsiautojui, patrauklus nendrių kepurėmis dengti nameliai, autentiška šimtametė klėtis ar dvaro prabanga dvelkiantis romantiški apartamentai. Žinoma ir pirtis, kitos pramogos, o už Beždžionių tilto tikra pasakų šalis vaikams. Palauk, kam jums asmeniškai šito viso reikia? Kam? Kodėl? Žmonėms reikia, mums tai mes tam uždėka. Manau, kad čia yra vyrui reikalinga, kad savo idėjas įgyvendintų. Bet vis tik tai malonu, kada gerą kažką tai darai kitam ir tai sugrįžta. Kai padarai gerą, jautiesi pats gerai ir nuotaika, ir sveikata. Ir tada visiems gera. Darbingas, esi energingas, rodos nieko netrūksta. Gali dirbti 15 valandų per parą ir visą 20 galėtum ten. Man tik įdomu, čia pas jūs daugiau jaunimo atvažiuoja, ar ta prasme... Pas mus daugiau atvažiuoja šeimos su vaikais, kadangi tai jau yra... Nes aišku, vaikam yra užimtumas, ar ne? Taip. Spėjome dar apžiūrėti sukauptą senovinių rakandų muziejų, išgirdome ir ypatingą aurą palytėto jaunavedžių namo istoriją, bet paslaptis paliekame jums, o mes keliaujame toliau. Dar viena trumpa stotelė Nasrėnuose ir pažintis su vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejumi. Labiausia, kaip visuomet, tokiose vietose maga prisiliesti prie anų laikų gyvenimo, todėl prie senoje klėtyje įrengtos etnografinės ekspozicijos užtrūkome ilgiausiai. Valančiaus gimtinės sodyba dažnai prisipildo šurmulio, čia organizuojamos tarpmokyklinės senovinių žaidimų varžytuvės, kasmet vyksta tradiciniai Motiejaus Valančiaus raštų skaitimo konkursai, propaguojamas klojimo teatras, veikia audimo mokyklėlė, rengiamos įvairios šventės ir susitikimai. Na ir pagaliau nedidelis atokvėpis Salantų regioninio parko lankytojų centre. Viso parko mūsų steigimo tikslas buvo išsaugoti mūsų upių slėnius, Minijos, Salantą, Erlas ir be abejonės mūsų išskirtinė tokia vertė kaip riedulynai, kurių kituose parkuose jūs kaip po tokių nerasit tokio dydžio ir tiek vienoje vietoje. Turbūt atvažiuodami Salantus pastebėjot, kad nebereikalo tiek čia akmens, apdirbėjų akmentašių, tai turbūt tos tradicijos iš senų senovės. Man labai užstrigo, jūs pačioj pradžioje sakėt, bus vaidinimai. Ar čia aš netaip supratau kažką? Ne, čia jūs vaidinsit gal žvėriukus, kokius meškutė, vilkas? Mes tiesiog improvizuosim su kūryba, reiškia, ir taip galutiniam rezultate bus spektaklis apie mūsų parką. Ir rankose turit parodykit viziją. Tai va, būtent scena, kaip mūsų atrodys, galiu trumpai parodyti jums. Paveikslėliuose parkų lankytojų centro interjeras tikrai įspūdingas, o kaip tai atrodys gyvai, galima bus pamatyti maždaug birželio pabaigoje. Na, vis tik tai parko šitoj nuostabioj teritorijai, kurį apima tiek daug žalumos, ką dar rekomenduotumėt pamatyti ir kur apsilankyti? Tai be jokios abejonės mūsų sutvarkyti piliakalniai, Kartenos, Simbarės piliakalnis, Salantų miesto dvaro parkas. Taip pat būtinai visiems mėgstantiems keliauti upėmis rekomenduotumėm Minijos atkarpą nuo Mardosų iki Kartenos, kur netaip seniai gyvendinom vieną projektą, reiškia, įrengėme informacinę sistemą, reiškia, šitiems vandens turistams ir pešiųjų taką Dauginčiuose, kur vakar pabuvojom, tai žodžiu. Yra ką pamatyti ir pasivaikščioti ir visokių atrakcijų patirti. Vienu žodžiu informacijos daug ir lankytojai nepaklys. Tikrai nepaklys.
Akmentašystės tradicijas šiame krašte be jokios abejonės vainikuoja garsaus skulptoriaus tautodailininko Viliaus Orvido suformuotas muziejus. Tiesa, iki Gargždelės kaimo taip ir nenuvykome, bet pasukome pas Viliaus Orvido anūką, akmenorių Juozą Žilinskį, iš kartos į kartą giminės perdodamų akmentašystės tradicijų tęsėją. O kodėl akmuo jums šiltas? Nu, kuo toliau dirbant su juo, sakykime, kada atidarai tą akmenį, vienu atveju pjaudams, kitu atveju tašydams ir kada palieti tokią stiprią, tokią lygtai šaltą medžiagą ir įdedi jausmą, tada manau, kad ir viskas jame pasakyta. Paklaustas, kaip pasirenkamas akmuo, Juozas aiškina paprastai. Krūvoje akmenų jau matai, kas iš kurio bus. Akmeniui irgi reikia brandos. Toli gražu, ne visi būna subrendę man, o ir aš pats kartais nebūnu subrendęs tam akmeniui. Na, o esantis garsios akmentašių giminės tradicijų tęsėjo statusas be abejo įpareigoja. Tos tradicijos, kur, sakykime, palieka senelis ir būnant vyriausio anūkų, gyvenant kartu su akmeniu, šiai dienai patapo kaip gyvenim būts tai ir to, ką jie sudino, aš apie savo vaikus galvodams egoistiškai pagalvoju, norėčiau, kad kuris nors. Bet be abejo gyvenims ir dievulis turbūt padėlioja mums tą dėlionę taip, kaip reikia. Ir kiekvienas turim dirbti tą darbą, kurį turbūt daugiau ar mažiau sugebi. Esame dėkingi už šią išskirtinę pažintį ir tvirtą, liktas brandus akmuo išmintį, staptelėję senosios Įpilties kaime prie išpuoselėto Pilies kalno ir dar kartą pasigrožėję šio krašto spalvomis, savo sraigę pasukame namų link. O galvoje kurį laiką skamba patarlė, akmuo su akmeniu ir tas susieina, o žmogui su žmogum nėrdyvo. Sunku patikėti šią prielaidą, stebint pirmąjį birželio šeštadienį nuvilnijusios Kretingos dainų ir šokių šventės akimirkas.